Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Klausotės laidos Biblijos slėpiniai Marijos radijo eteryje. Prie mikrofono Laurynas Jacevičius ir Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Nagrinėsime Išėjimo knygos 2 skyrių. Jei ką nors praleidote tiek šioje serijoje, kurioje buvo kol kas aptartas vienas skyrius, tiek ankstesnėse, kuriuose aptarinėjom pradžios knygą, mokytojo knygą, patarlių knygą, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai prie atitinkamo pavadinimo. Na, o kaip ir įprasta, pradėsime laidą skyriaus skaitimu, o po to jo aptarimu. Išėjimo knyga, 2 skyrius nuo 1 eilutės. Vienas vyras iš Levio giminės paėmė savo žmoną vieną iš Levio giminės moterų. Moteris tapo nėščia ir pagimdė sūnų. Matydama, kad tai gražus kūdikis, 3 mėnesius jį slėpė. Nebegalėdama ilgiau jo slėpti, paėmė papiruso pintinę ir apglaistė ją bitumu bei derva, paguldžiusi į ją kūdikį, padėjo tarp nendrių Nilo pakrantėje. Jo sesuo atsistojo atokiau pažiūrėti, kas atsitiks. Prie Nilo maudytis nusileido faraono duktė. Tuo tarpu jos palydovės vaikštinėjo Nilo pakrantę. Pastebėjusi tarp nendrių pintinę, ji pasiuntė savo palydovę jos atnešti. Atidariusi pintinę, pamatė kūdikį. Žiūri, berniukas verkia. Jai pagailo jo. Tai turi būti vienas iš hebrajų vaikų, tarė ji. Tada kūdikio sesuo kreipėsi į faraono dukterį. Gal man nueiti ir parūpinti žindyvę iš hebrajų moterų pažindyti vaiką? Puiku, nueik, atsakė faraono duktė. Mergaitė nuėjo ir pašaukė paties kūdikio motiną. Faraono duktė tarė jai, imk šį kūdikį ir žindyk jį man, aš tau atsilyginsiu. Moteris paėmė kūdikį ir žindė. Kai kūdikis paaugo, atnešė į faraono dukteriai, o ši priėmė jį kaip savo sūnų. Ji pavadino jį Mozę, paaiškindama, aš ištraukiau jį iš vandens. Vieną kartą, kai Mozė jau buvo suaugęs, jis nuėjo pas savo giminės. Stebėdamas jų lažo darbus, pamatė vieną egiptietį mušantį hebrają, vieną jo giminių. Apsidairęs aplinkui ir nieko arti nematydamas, jis užmušė egiptietį ir paslėpė smėlyje. Kai vėl nuėjo kitą dieną, žiūri, mušasi 2 hebrajai. Kodėl muši savo bičiulį hebrają? Paklausė kaltai. O šis atkirto, kasgi padarė tave mūsų didžiūnų ir teisėjų? Be nenori ir mane užmušti, kaip užmušė egiptietį. Mozė nusigando ir pagalvojo. Aišku, tas dalykas jau žinomas. Apie tai išgirdęs faraonas stengėsi nužudyti Mozę. Mozė pabėgo nuo faraono, atkeliavo į Midjano kraštą ir atsisėdo prie vieno šaltinio. Midjano kunigas turėjo 7 dukteris. Jos atėjo pasisemti vandens ir pripildyti lovius tėvo kaiminiai pagirdyti. Tuo tarpu atėjo keletas piemenų ir nuvarė jas į šalį. Mozė pakilo, apgynė jas ir pagirdė jų kaimenę. Kai jos sugrįžo pas savo tėvą Reuelį, tėvas paklausė, kodėl šiandien taip anksti parskubėjote. Jos atsakė, vienas egiptietis išgelbėjo mus nuo piemenų rankų. Jis net vandens mums pasiėmė ir pagirdė kaimenę. Kuris, kodėl palikote tą vyrą? Pakvieskite jį duonos laužyti. Mozė sutiko gyventi su tuo žmogumi, o jis davė Mozei į žmoną savo dukterį Ciporą. Ji pagimdė jam sūnų ir jis pavadino jį Geršomu, nes galvojo, aš buvau ateivis gyvenantis svetimame krašte. Po to praslinko daug laiko, mirė Egipto karalius, izraelitai dejavo lažo slegiami ir šaukėsi pagalbos. Jų šauksmas iš vergijos pakilo iki Dievo. Išgirdęs dejonę, Dievas atsiminė savo sandorą sudarytą su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Dievas pažvelgė izraelitus ir atkreipė į juos dėmesį. Jeigu gerai čia dabar viską suseku, yra tokios kaip ir 3 dalis šitame skyriuje ir po to tokia pabaiga. Tai galim taip ir tomis dalimi žiūrėdami pradėti nuo pačios pirmosios. Kontekstas yra toks, kad faraonas išleidžia įsakymą, jog turi būti užmušti visi hebrajai berniukai. 2 egiptiečių pribuvėjos jos nepaklūsta. Pirmiausia, kai joms yra sakoma, kad turi tuos berniukus užmušti, jos jom nepaklūsta, sako, kad hebrajų moteris yra per stiprios. Tada faraonas sako, kad reikia visus berniukus tada užmušti, nes galvoja, kad moteris, matyti reikėtų taip manyti, nėra kažkokia didelė problema. Ir tai kyla iš didelės faraono baimės, kaip jis sako, kad nes hebrajai dauginasi, kad jie po to nesusidėtų su svetivomis tautomis ir nepradėtų su jomis prieš egiptiečius kariauti, bet Dievas toliau laimina Izraelio tautą ir net slegiami lažo darbų vis didinamų, jie toliau dauginasi, jų daugėja, žemė jų pildosi. Tada mes skaitom 2 skyriui, pačioj pradžioj, kad vienas vyras iš Levio giminės paėmė savo žmoną vieną iš Levio giminės moterų. Moteris tapo nėščia ir pagimdė sūnų. Tai mums duodamas yra kontekstas, kad Levio giminės vyras ir moteris, kunigiškos giminės vyras ir moteris, turi sūnų ir gražus kūdikis, į tą žodį mums tikriausiai reikia atkreipti dabar dėmesį, jinai nebegalėdama ilgiau jo slėpti, nusprendžia, bandydama išsaugoti berniuko gyvybę, jį įdeda į pintinę ir paleidžia vandeniu. Toliau tas veiksmas tada rutuliojasi. Čia daug yra labai tokių detalių, bet nuo ko būtų geriausia pradėti mums? Iš tikrųjų, reikia pastebėti tos atsikartojimus, kuriuos mes jau ataidėm kaip aidą iš
mūsų skaitytos pradžios knygos. Ir ta nuoroda, jog jį žvelgia į savo sūnų ir matė, kad jis yra gražus, pažodžiui, hebrajiškai yra pasakytas, kad jo veidas yra geras. Ir suprantama, kad turime omeny grožis, bet žodis yra tov, tas pats žodis, kuomet Dievas pažvelgė ir matė, kad šviesa yra gera. Ir vėliau žvelgė matė, kad jo kūryba yra gera. Ar ne? Ir tas aidas Dievas mato, kad tai yra gera. Ir dabar matom, kad lygiai tokia pati scena, vėlgi Mozės mama mato kūdikį, kad jis yra gražus ir geras, nors jis dar nieko nenuveikė. Ne? Paprastai mes galim pamatyti grožį, kuomet jis yra jau įvykęs. O čia yra tarytum žvilgsnis į perspektyvą, lygiai taip pat kaip ir Dievas mato savo kūrinijos grožį perspektyvoje, o ne duotų momentų. Dievas mato iš tikrųjų, į ką jinai išaugs, ir būtent tai yra gražu. Ir čia vėlgi tarytum pranašiškai ir Mozės mama mato, kas išaugs iš to kūdikio, ir jis yra neįprastai gražus. Aišku, tradicijos kalba apie jo neįprastą grožį, bet mums Biblijos autoris turbūt nori priminti Dievo kūrybos sceną, kuomet Dievas mato, kad tai yra gražu. Ir vėl pastebėkim, kad mes jau matėm iš praeito skyriaus, kad mūsų faraonas yra tas gudrus, klastingas žvėris, kuris klasta pavergia beaugančius izraelitus, su jais kovoja, ir atrodytų, kad jo veiksmai turėtų juos pilnai sunaikinti, išeities nėra, bet paradoksas. Dėka jo įsakymo Mozės tėvai turėjo, nebegalėjo ilgai saugoti, turėjo paleisti jį plaukti upe, ir tik todėl jisai ir pateko į faraono rūmus, kur jis buvo išmokytas, kaip tradicija sako, Steponas savo kalboje, visos Egipto išminties ir žinių. Ir tokiu atveju buvo paruoštas kaip tik tuo lyderiu, kokio faraonas ir bijojo. Reiškia, faraono baimė, kad pakils kažkas, kas sugebės įveikti Egipto sistemą, kažkuria prasme ir pagimdo tą lyderį, kuris ir įveiks ją, panašiai kaip Juozapo brolių sąmokslas, klastingas sąmokslas, toks kaip žvėries, gyvatės gudrumo sąmokslas, išduoti Juozapą ir parduoti į Egiptą. Iš tikrųjų, taip susiklosti, kad Juozapas patekęs į Egiptą ir tapo to valdytoju, dėl ko jie ir bijojo, kad jis taps. Čia vėlgi faraono klasta ir sprendimas sunaikinti visus iš principo sudėlioja taip gyvenimo aplinkybės, pasuko, kad juose užauga Mozė, tas, kuris kaip ir išvados izraelitus. Antras žodis, kuris mus sujungia su pradžios knyga, yra ta pintinė, į kurią įdeda Mozės mama savo sūnų, nes tai yra žodis, kurį sutinkame ypač retai ir kurį mes sutikome tik tai pasakome apie Nojų, kai statė arką. Tai žodis, kuris reiškia arką. Ir šį kartą klausytojas iš karto turi atpažinti, kad yra mažutė erkutė, kurioje vandenyse yra išgelbėjimas naujasis Nojus, kuris taps visos tautos gelbėtoju. Tai šiuo atveju Mozė tampa to naujoju Nojumi, kuris paruošia, iš pradžių jis pats tampa, pereina tą procesą, o vėliau visa tauta perės tą patį, ką perėjo Mozė. Jie perės per vandenį, kaip Mozė plaukia šiuo atveju vandeniu, ir pabrėžiama, kad ten buvo nendrės. Ir aišku, mūsų atmintyje dažniausiai mes kalbam apie Raudoną jūrą, tai yra graikiška ir lotyniška to telkinio pavadinimą, bet originaliam hebrajiškam kalboje tai daugiau yra Nendrių jūra. Ir kai užsimenam Nendrės, jau iš karto yra nuoroda į tą perėjimą per vandenius. Yra Nojaus arka, kuria plaukia mūsų gelbėtas Mozė. Ir jis savo gyvenime, galima sakyti, pereina tas stadijas, kurias pereis ir visa tauta, kurią jis išves. Ir čia kaip netikėta yra, kad jis randa prieglobstį faraono rūmuose, kurioje mes nesitikim nieko gero rasti. Mums atrodo, faraono rūmai yra labai agresyviai nusiteikę, bet staiga faraono duktė yra kitokia. Jinai gailisi tėvo politikos, jinai kažkuria prasme eina nusiplauti, tarytum tam tikras atgailos veiksmas, ir ten jinai pasigaili kūdikio. O kūdikio istorija vėliau tokia ypač laiminga, nes kūdikį žindo jo paties mama. Nors atrodo tokia griežta politika, visi vaikai turi mirti, bet šitoj šeimoje viskas atvirkščiai. Mozė auga rūmuose, įgauna visas privilegijas, yra paruošiamas išsilavinimui ir kitom prasmėm, taip kaip
faraono sūnus, ir kita vertus jį augina ir maitina jo paties mama. Na, tai tiesiog unikali ir nuostaba kelinti scena, kaip tokia didelė rizika pavirsta į tokį didelį išgelbėjimą. Čia būtų trumpas komentaras į tą pačią pradžią. Dar prieš pereinant prie to, kaip suveikė planas Mozės šeimos, nes iš tikrųjų planas yra labai rizikingas ir pakankamai sudėtingas, bet atrodo, kad viskas pavyksta. Daug kartų dabar buvo ką tik minėta, kad Mozė yra tas didysis gelbėtojas, kuris išgelbės, bet biblistai atkreipia irgi dėmesį į tai, kad dar prieš tai, kol Mozė išgelbės savo tautą, arba tiksliau Dievas per Mozę išgelbės savo tautą, kad Dievas išgelbsti Mozę ir savo tautą taip pat per 7 moteris, yra taip skaičiuojama. Mes jau skaitėm prieš tai, kad egiptiečių 2 pribuvėjus vardais Šifra ir Pūva, jos yra tos 2 pirmosios, po tai yra kitos moteris, va dabar čia tada yra faraono duktė, taip toliau, o Cipora pasirodo, kad netgi graikiškame vertime Šifra ir Cipora, nors mums skamba nelabai, galbūt panašiai iki galo, yra kone taip pat parašyta, ar lygiai taip pat parašyta, yra iš principo tas pats vardas, tai kaip ir įminamos tos 7 moteris, ta pirma Šifra ir paskutinė Cipora, kurios dalyvauja tame gelbėjimo darbe. Ir kas yra ironiška, į ką atkreipia dėmesį, yra tai, kad ko faraonas galvoja, kad nereikia bijoti, per tą silpnumą ateina išgelbėjimas, per tas moteris pirmiausia, iki tol, kol tada Mozė išveda savo tautą. Taip, ir iš tikrųjų dar nuoroda, kad Cipora yra iš 7 seserų, ar ne viena iš jų toks akcentas, jeigu mes nepastebėjom tų 7, tai dar kartą autoris mums tarytum akcentą uždeda. Ir iš tikrųjų, jos yra 7, jos yra tai, ko atrodo mūsų žvėris, faraonas, nesibaimina ir niekina, nes tai yra silpna, jis nepasižymė, reiškia, galia ir stiprumu. Tačiau kaip tik tas silpnumas, taip, Dievas panaudoja 7 savaip, kad išgelbėtų Mozę, kuris iš tikrųjų vėliau jau kovoje su faraonu ir jo žiniais įveiks ir jį. Ir va tokiu būdu, sakykime, yra vėl parodomas kelias ir pildosi ta pranašystė, kurią Dievas kreipėsi į gyvatę, sakydamas, kad sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir jo sėklos. Ir čia iš tikrųjų va, moteris dalyvauja įveikianti faraoną jau naujai mūsų žvėrį, arba tą gyvatę. Grįžtam dabar prie to plano. Nebegalėdama ilgiau jos slėpti, paėmė papiruso pintinę nuo 3 eilutės čia ir apglaistė ją bitumu bei derva, paguldžiusi ją kūdikį padiro tarp nendrių Nilo pakrantėje. O jos sesuo atsistojo tokiau pažiūrėti, kas atsitiks. Tai reiškia, yra Mozės sesuo, kuri yra vyresnė ir jinai stebi dabar visą situaciją, kas atsitiks su Moze. Tuo metu prie Nilo maudytis nusileido faraono duktė. Tuo tarpu jos palidovės vaikštinėjo Nilo pakrantę. Pastebėjusi tarp nendrių pintinę, jį pasiuntė savo palidovę jos atnešti. Atidariusi pintinę, pamatė kūdikį. Žiūri, berniukas verkia. Jei pagaila jo, tai turi būti vienas iš hebrajų vaikų. Pintinė pasirodo buvo uždara, nes reikėjo ją atidaryti dar su kažkokiu dangčiu. Bet jinai, kas yra tikriausiai čia svarbu, kad jinai pastebi, kad tai yra vienas iš hebrajų vaikų. Ar mes turim kažkokių užuominų, pagal ką jinai atskiria ir tiesiog nujaučia, nutuokia šitą situaciją, žinodama, kad taip galėtų būti, nes berniukas dar nėra apipjaustytas. Tuo metu mes po to žinom, kad jis dar nėra apipjaustytas tą akimirką. Tai pagal tai neišeina atskirti. Nuvokia situaciją, kad kažkas gelbėja taip savo vaikus ir jo pasigailė. Iš tikrųjų, čia mes matom jos gailestingumą, jinai pamato ir grožį to berniuko tam tikrą ir iš tikrųjų dukra pasielgė gailestingai, išgelbėja nuo savo tėvo politikos kūdikį. Bet atrodo net ne tik, kad pasigailė, bet jinai dar tokį kaip žingsnį deda toliau ir sako, gal gali parūpinti man žindivę iš hebrajų moterų pažindyti tą vaiką. Kūdikio sesuo čia taip sugalvoja, čia neina ir ta faraono duktė sutinka su tuo, kad puiku nueik. Aišku, tada čia toks gudrus yra planas, iš kažkur atsiranda ta Mozės sesuo ir jinai taip pat rizikuoja ateidama į šitą situaciją, nes jinai tiesiog atsiranda ir dar tokį pasiūlymą duoda. Ir aišku, tada atveda po to Mozės motiną ir galiausiai visa situacija įsiriša taip, kad Mozė auga toliau su savo mama, o faraono duktė ne tik su šitą situaciją sutinka, bet dar sako ir tai, aš tau atsilyginsiu. Jinai dar nesutinka, o pasisiūlau šitą darbą ir sumokėti. O kai kūdikis paaugo, mes tiksliai nežinom, kiek jam buvo tikriausiai metų, atnešė į faraono dukterį, šį priėmė jį kaip savo sūnų ir pavadino Mozė, paaiškindama, kad aš ištraukiau jį iš vandens. Tai reiškia, netrumpą laiką Mozė iš tikrųjų buvo tiesiog su savo mama ir kai sulaukė tam tikro amžiaus, jau kai buvo galima įperdokti, bet buvo sąmoningas ir kažkokius veiksmus jau galėjo tokius atlikti tose rūmose ir gyventi jau kaip tos kitos šeimos narys, tada jis buvo perduotas. Taip,
Taip toks stebuklingai palankiai susiklostęs Mozės gyvenimas šitoj stadijai ir paradoksalu, kad jis gyvena ypač saugiai žvėries pašonėje, ar ne, va toks momentas įdomus, kad viena vertus paties faraono rūmose, kuris yra nurodymai persekiot naikinti berniukus, užauga Mozė, būsimasis faraono varžovas, pasakykime taip. Ir tarytum, su ko kovoja mūsų faraonas žvėris, gaunasi, kad Dievas randa būdą, tai paradoksiškai, užauginti jį jo paties namuose. Nuo 11 eilutės mes jau skaitom, kad Mozė yra suaugęs. Tai reiškia, mes apie jo vaikystę daugiau nieko nežinom. Ir skaitom dabar tokį epizodą, kuris daugam krenta į akis ir į širdį. Ir nežinom kartais, ką su to daryti, nes bandom kažkaip vertinti šitą situaciją. Norim tam tikro moralinio įvertinimo. Ir čia yra konkrečiai apie tai, kad Mozė užmuša vieną egiptietį, kuris muša vieną hebrajį ir paslėpia jį smėlyje. Užmuša gindamas, ir čia dar prieš tai, prieš šitą sceną, mes matom, kad Mozė kilo idėja aplankyti savo tautą. Ne? Ir autorius mums nieko nepasakoja, tarytum iškart prašoka tą sceną, kai jis jau puola ginti savo tautiečius, bet natūraliai turėjo būti scena, kaip jis susijungia su jais ir atpažįsta, kad jis yra, ne egiptietis iš tikrųjų, jo kilmė yra kita. Tarytum tai yra nutylima ir leidžiama mums nuvokti, kas turėjo būti, bet iš kitų tradicijų ir taip pat Naujojo testamento mes žinome, kad čia vyksta labai labai svarbus veiksmas, jog Mozė palieka Egipto rūmus ir susijungia su vergais. Atpažindamas savo kilmę, laiko didesnė garbė gyventi su vergais, kaip Dievo tauta, negu džiaugtis rūmų privilegijomis. Nors iki to jis iš tikrųjų jums sekėsi labai gerai, sakoma, turėjo gerą labai iškalbą, dalyvavo Egipto užkariavimo karuose, Etijopijoje ir kitur, sakykime, miestų statybų organizavime ir panašiai. Kitaip tai buvo žmogus tikrai puikių oratorinių įgūdžių, vadovavimo įgūdžių, karo įgūdžių ir panašiai. Ir jo laukia tikrai labai šviesi karjera ir perspektyva. Bet patogiai pats Mozė skundžiasi, kad jisai Dievui, kad aš nemoku kalbėti, sako jisai. Tai matot, reikia skirti, kaip žmogus save vertina ir koks jis yra. Čia du skirtingi dalykai yra. Mes, ta prasme, labai dažnai, ypač šventieji, savyje mato daug nuodėmių, o mes žavimės jų dorybėmis. Tai ką pats Mozė savyje mato, ne visai yra tai, kaip, sakykime, objektyviai jis buvo vertinamas kitų. Tai iš tikrųjų Mozė turi labai daug stiprybių, yra lyderis, karo lyderis ekonomikoje, sakykime, jam pavedama tam tikros rytis. Ir čia jis visko atsisako, tam, kad gyventų kartu su savo broliais. Tai yra tas meilės motyvas, Dievo tautos gyvenimo motyvas, jo nebedomina nei karinės pergalės, nei turtai, nei privilegijos, jį domina gyvenimas dievotai su savo broliais ir seserimis. Ir tai yra žingsnis, kurį pastebi laiško žydams autorius, kaip vieną iš tikėjimo apraiškų. Ne Mozės stebuklai jam užstringa ar kiti dalykai, kuriuos dažniausiai mes gal pastebėtume, bet būtent šis atsisakymas tos padėties vardan dalykų, kurie yra nematomi, kurie yra vidiniai. Ir beje, šitas skyrius nemini nei Dievo, taip sakykime, kaip veikiančio, išskyrus paskutinės eilutės, nei kažkokio stebuklo neįvyksta. Bet viskas klostosi tais per žmonių veikimą. Jo pasigailė faraono dukra, bet tai nėra stebuklingumo. Pats Mozė palieka faraono rūmus ir imasi veiksmų išsilaisvinimo kelio. Jis puikiai jau tada nuvokė, kad Dievas jį tam tikslui paskyrė ir pašaukė ir paruošė, kad jis gali vadovauti, pavadinkim, išsivadavimo judėjimui. Ir tai yra tikrai jo geri veiksmai. Jis puola ginti savo brolius. Problema yra, kad jo broliai jį niekina, nes pirmiausia, jis nėra užaugęs kartu su jais, jis yra kažkoks kitoks, jis atėjęs iš faraono rūmų ir dažniausiai gali būti, jie jaučia, kad jis taps naujojų lyderių, taigi tie vergų lyderiai visai nesidžiaugia tuo, nes akivaizdu, kad jų valdžia sumažės, jie visiškai to nenori ir jie jį atmeta. Ir iš tikrųjų gaunasi sąmokslas tarp žydų vergų vadovybės ir faraono Egipto elito, jog jie kartu jį susimoko atmesti. Jo asmenybė kaip tokia ir jam tenka bėgti, vėl labai drąsus žingsnis, jog jis nepabijo bėgti nuo to meto didžiausios imperijos, slapstytis ir gyventi dykumoje, vienintelė vieta, kuris galėjo išgyventi. Tai panašiai kaip šiandien, jeigu kažkas slapstytųsi, sakykime, nuo Jungtinių Amerikos valstijų spec tarnybų, labai sudėtinga ryžtis tokiam veiksmui,
Na ir čia Mozė ryžtasi tam, iš tikrųjų jam pavyksta. Bet tas sąmokslas atmesti Mozę ir tarytum susijungti jėgas, Egiptas su žydų lyderiais padaro vieną ir tą patį veiksmą dėl savų sumetimų, jis stebinantis mums yra. Mes ją pamatysim jau Mesijo atveju, kuomet žydų elitas ir Romos valdžia kartu susijungs nukryžiavimo scenoje, to atmetimo scenoje. Ir po nukryžiavimo Kristus grįžta prisikėlęs kitom jėgom, taip ir čia. Mozė grįž, bet jau grįž, sakykime, kitas Mozė, čia kaip žiedų valdovė, pilkasis ir baltasis Gendalfas. Taip, tai toks irgi mūsų Mozė, sakykime, pirmam lygyje, bet jis yra atstumtas ir paskui mes matome jį tokį jau visai kitoj dieviškoj gali. Bet ta jo pradžia yra graži ir gera. Jis tikrai yra, už jo stovi Dievas, Mozė daro tai, ką jis gali, tačiau jis yra atstumiamas brolių. Panašiai kaip broliai atstumė Juozapą, ar ne, ir jam teko, tokiu atveju, kaip sakyti, būti atstumtam ir gyventi labai toli nuo tėvo šeimos, taip ir čia. Jis įrodo savo lojalumą, jis atsisako visos savo garbės, jis rizikuoja viskuo, bet kaip pasielgia izraelitų vyresnieji, jie vietoj to, kad džiaugtųsi tokį lyderį, jie atstumė, todėl kad jie nenori prarasti savo įtakos. Tai du tokie dalykai man dabar ateina į galvą. Pirmiausia yra tarsi Mozės ta istorija šitame kontekste nuskamba kaip tas Kristaus toks kenotinio pasirinkimo provaizdis. Tai Kristos kenozė, tai ištuštinimas savęs, iš to graikiško žodžio nužeminimas savęs, tai iš principo Mozė kaip provaizdis to, ką Kristus padarys, tai Mozė tai padaro iš karaliaus rūmų, ateina pas vergus, kaip Kristus iš tėvo dešinės ateina irgi pas žmonės, pas savuosius, kaip yra mums pasakyta Jono prologė. Tai teisingai, čia taip reikėtų mums suprasti, kad kažkas tokio vyksta. Tai princas gyvena su vergais, dalinasi, nebūdamas pats vergu, bet dalinasi su jais tuo pačiu gyvenimo būdu. Tai yra būtent tas kenotinis nužeminimas savęs, idealiai pavaizduotas Mozės asmenyje. Kitas dalykas yra tada kaip klausimas. Man teko girdėti, kad kai kurie biblistai mato šitą Mozės sceną kaip tokią, kad Mozė, būdamas išgelbėtas ir kaip prieš tai visą priešistorę yra taip, kaip gelbėjimai yra gyvybė, ir ne tik jo, bet šiaip gyvybės yra gelbėjimos, tai Mozės pirmas veiksmas šitoj konfliktiniai situacijoje yra ne gyvybė kažkam dovanoti, bet gyvybę atimti. Tai čia tai turėtų mus kažkaip taip irgi priversti susimastyti ir dėl to paties veiksmo moralumo. Dabar ką jūs sakote, tai atrodo, kad vis dėlto įsiginate, viskas yra tvarkoj, nieko čia tokio yra baisaus. Tai kaip mums reikėtų tą situaciją interpretuoti? Suprantama, galima diskutuoti. Tose scenose, Laurinai, ir nėra akivaizdaus vertimo, bet jis išgelbėja savo tautietį. Jo veiksmas yra būtinas. Tiesiog jis yra persekiojimas iš esmės, jog jis paliečia tų, kurio negalima liesti, nes tai yra nesulyginama vertė, ar ne, egiptiečio gyvybės ir vergo gyvybės. Tu negalėjai priešintis vergvaldžiam ir šiuo atveju faraonas jį persekioja dėl kėsinimosi, pavadinkime, į egiptiečių skirtinumą. Faraonas potencialiai mato jame tą grėsmę, kad jis gali suburti žmonės. Ir tokiu atveju yra tam tikrą prasme jie atmeta ir saviškiai dėl savų priežasčių ir aišku jį persekioja Egipto elitas, bijodamas, kad iš tikrųjų jis yra potencialiai pavojingas suorganizuoti kažkokį sukilimą. Dabar tas tiesa, kad kai Mozė sugrįž, jis nesuorganizuos sukilimo. Žydų išėjimas iš Egipto nebus sukilimo išėjimas. Mozė Dievo jėga prašys leidimo ir pasitrauks tik tada, kai gaus jį leidimą. Taigi tai nebus tokia kova, kokia yra čia. Ir ta kova, galime ją sakyti, jinai yra mažai vaisinga, ne? Lyginant su tuo, ką Mozė atliks grįžus. Bet tai nereiškia, kad nemorali. Čia galima būtų sakyti, kad ji yra silpna, kažkuria prasme. Bet tikrai nėra bloga. Mozė nepadaro blogo veiksmo gindama savo brolį. Bet tai nėra pakankama veiksmas, kuriuo Dievas išgelbės izraelitus. Dievas buvo kitą numatęs, sakykime, ne Mozės ranką, bet savo rankos įsiterpimą. Tada Mozė bėga nuo faraono, atvyksta į Midiano kraštą ir atsisėdo prie šaltinio. Aišku, šaltinis mums jau turėtų tokius varpelius skambinti galvoje, nes prie vandens daug visokių susitikimų vyksta, prie šulinio konkrečiai ir vestuvės vyksta ir čia kažkas tokio panašaus dabar bus, užsimesga tokia situacija. Ateina Midiano kunigo 7 dukterys, tai vėl 7 tas pats skaičius, jeigu
mums dėl kiltų klausimų, ar ten tos 7 moteris yra, kurios gelbsti, tai čia vėl turim tą skaičių 7, kurių viena ir yra ta pati Cipora, kuri kitam 7 atsikartoja, bet čia Mozė vėl gina. Tik dabar jisai jau gina nebe savo brolius, jisai gina kitą tautės moteris nuo piemenų, kurie nori pavaryti tas moteris nuo šaltinio. Ir jisai gina kitą tautės ir dabar šitas jo apgynimas veda nebe į kažkokią tremtį, ne į bėgimą, bet kaip tik atveda į Midjano kunigo namus ir galiausiai įsigauna žmoną Ciporą. Tai panagrinėkim šitą situaciją. Iš tikrųjų, ta scena prie šulinio mums primena Jokūbo sceną prie šulinio, kaip jis sutiko savo žmoną ir tikrai atsikartoja. Adomas sutinka Ievą prie versmių Edeno sode. Jokūbas sutinka prie versmių, ar ne? Ir štai Mozė sutinka savo žmoną prie versmės, prie šaltinio. Tai čia akivaizdus yra nuoroda į tą santuoką, šeimą, kurie iš tikrųjų mums nurodo ir Dievo ir žmogaus bendrystę daug daugiau negu atskiros šeimos. Ir čia įdomu, kad Jonas, kuris savo Evangelijoje labai daug scenų ir nuorodų turi į Torą, šiuo atveju tas scenas vėl, pavyzdžiui, scenoje su Jėzus su Samarietė prie šulinio irgi yra nuoroda į tą sceną, ne ta prasme, kad Jėzus turėjo žmoną, bet ta prasme, kad Jėzaus nuotaka tai yra ta bendryje išgelbėtųjų kažkuria prasme atspindi ir Samarietė, kurie yra atstumta savo miesto gyventojų, nuodėminga, bet sutikusi Kristų, perkeičiama, valoma ir jį pradeda sekti. Tai iš tikrųjų tos scenos ir evangelistam yra svarbios, jau Kristaus atveju, bet čia autorius daro aliuziją į Adomą ir Ievą, į Jokūbą, į tuos herojus, kurias mes jau skaitėme prie šulinio. Dabar Mozės gyvenimas labai pasikeičia. Viena vertus jis užaugo 40 metų, galima sakyti, prie Egipto, de facto princas ir imperijos elito atstovas. Staiga jis turi gyventi dykumoje. Antrais gano uošvio avis, jis realiai net neturi savo bandos. Jis gyvena ypač kuklų gyvenimą, nes egiptiečiams, pamenat, avių ganimas ir gyvulininkystė buvo tam tikras socialiai žemas užsiėmimas, Mozei kaip tik tenka daryti tai, tačiau ir rabinistiniai šaltiniai ir bažnyčios tėvai, jie pastebi, kad Dievas iš Mozės daro ganytoją, nebe kovos lyderį, karo lyderį, ne miestų statytoją, bet augino jį kaip kitokį lyderį, kaip rūpintis avimis, ir ruošti turėti tą širdį ganytojo ir kažkuria prasme vėliau, jau kai jis išves tautą, jis bus vadinamas tautos ganytoju. Tai tarytum čia Mozė viena vertus atrodo yra visų pamirštas ir gyvena visiškoj skylėje, pavadinkime taip, to meto kultūroje. Kita vertus, Dievas toj skylėje jį ruošia sekančiai misijai, ruošia labai svarbius įgūdžius. Čia jis kaip tik įgaus savo lazdą, labai paprastą lazdą, ganytojo lazdą, kuri ir bus jo daugelio ženklų įnagis. Ir Dievas naudos būtent jo piemens lazdą, kuri bus paprasčiausia lazda, bet šito laiko ženklas, kad jis turėjo Dievo apvaizdos planuose būti taip kukliai paruoštas, nereikšmingai gyvendamas, atrodytų, bet subręstų labai reikšmingai misijai. Ir vėliau, kai mes matysim tą terminą, kad Mozė buvo pats kukliausias asmuo, tai galim pasakyti, kad tai yra laikas, kada jis subrendo į tokį. Dar įdomus toks yra dalykas, tikriausiai religijotirinių aspektų, jeigu taip galim anachronistiškai žiūrėti, nes pirmiausia, Mozė, būdamas hebrajas, jisai jau šiek tiek vėlesnio amžiaus, bet vis tiek, ne nuo pačios kūdikystės, bet vis tiek jau ne tik suaugęs, dar būdamas tokio farmaciniam laikotarpyje gyvena faraono rūmose, tai reiškia egiptietiška įtaka jį liečia, o po to kitas dalykas, jis jau kai yra suaugęs ir ateina į Midjaną, tai gyvena Midjano kunigo Reuelio namuose. Tai reiškia, vėl mes kiek žinom apie tą Midjano religiją, bet tenais yra Midjano kunigas ir mes Mozę iškart įsivaizduojam tokią kaip tiesiog tyro judaizmo, taip galėtumės pavadinti, atstovą tokį, o jis pats augęs tiek egiptiečių pirmiausia įtakoje, o po to Midjano tokioje įtakoje. Ir tai, nežinau, kaip mums reikia atsakyti, ar jisai atsparus tada tampa, ar jisai perima kažkokius tos papročius ir įpročius, ar mes žinom kažką apie tai iš vis, ar mes nežinom nieko apie šitą situaciją. Jis paima tai, kas yra geriausia ir duoto atveju mes, kai matysim šventyklą, jinai bus labai labai vizualiai ir kai kuriom
prasmėm panašiai į faraono rūmus ir panašiai. Ir daugelis įsakymų, kurie bus Mozės duoti, stilius jų išdėstymo praktiškai yra identiškas tarptautiniam sutartim tarp Egipto ir Hetitų imperijos ir panašiai. Ir Mozė akivaizdu, kad savo teisiniai įgūdžiai, formulavimas kalbos, stilistikos pačios, akivaizdu, kad jis atsineša tai. Iš Mediano kunigo jisai, sakykime, išmoksta vieno Dievo kelių, nes Toroje nėra to kategoriško atskirimo, kad arba izraelitai, arba ne, ar ne? Ten iš tikrųjų tas vienas Dievas sutinkamas visur ir Abromas keliauja, sutinka Melchizedeką. Čia Medianas tai vėlgi yra Abromo palikuonis. Nors jie nėra toj pažado linijai, bet vis tik jie yra susiję su Abromu ir seka panašu jo dievu, tuo pačiu dievu. Jie gal neturi to paties apreiškimo, bet jį turi ir čia jis matomas yra Dievo kunigas, ne pagoniškų stabų kunigas. Ir jis jam taip pat mokėsi jį, pavadinkime tos kunigystės, kurios vėliau elementus jis inkorporuos. Gavęs dievišką apreiškimą, jam ir Dievas kalbės, ir jam, aišku, to apreiškimo supratimui bus reikalingas ir egiptietiškos žinios, ir, aišku, žinios iš Medianoje uošvio. Dievas tokiu būdu jį paruošė tai, kas, kuriame gali atsirasti tas apreiškimas 10 Dievo įsakymų ir visi kiti nuostatai. Iš tikrųjų, pats indas irgi buvo atitinkamai paruoštas. Ir čia mums vėl įdomus momentas, kaip tas Dievo apreiškimas veikia, kad vis tik paruošiamas yra ir intelektualiai, ir pats indas, kuris tą apreiškimą turi priimti. Mozės asmenybė. 20 eilutė skaitom, kad kur jis, kodėl palikote tą vyrą, pakvieskite ir duonos laužyti. Čia kai jau pasako Midiano kunigo dukteris Reuelio, kad sutiko Mozė ir ką jisai padarė, pakvieskite į duonos laužyti. Tai čia toks yra, viena vertus galėtume tiesiog interpretuoti kaip svetingumo toks veiksmas, nes čia yra didelis svetingumas sėdėti kartu prie vieno stalo, kaip sėdėti, ten ne tai, kad sėdima buvo, bet iš principo valgyti kartu. Kita vertus, vėl tas duonos laužimas iškart ateina į galvą mums eucharistiniai tokie sąskambiai. Ar čia tada ne per daug norėtume kažką išlaužti iš to teksto, jeigu pradėtum galvoti apie eucharistiją ar viešpatės vakarienę, ar viešpatės stalą, ar kaip? Turbūt duonos laužimas, jis toks tikrai yra pakvietimas į šeimą. Taip, tai yra ir čia mums reikia visada prisiminti Eucharistiją kaip šeimos jungti, ar ne, kad tai yra labai glaudus šeimos ryšys. Ne šiaip vakarienė mieste ar kažkur, bet tarp draugų ir šeimos narių. Tai tuo būdu galbūt tai nėra pati šita scena grinai atspindinti, bet tai yra nuoroda, kad jis buvo pakviestas į šeimą ir tas duonos laužimas, ypač to meto kultūrai, jis yra reikšmingesnis negu šiaip pavalgymas, kurį šiandien galbūt to neturėtume. Ir aišku, mes turim patį galą pakalbėti iš tikrųjų labai svarbią vietą. Paulius Romiečiam 8 skyriuje mums duoda tam tikrą nuorodą, aš pabandysiu surasti tą vietą ir paskaityti. Mes esame jau kelis kartus ją kitose laidose skaitę, bet čia iš tikrųjų jinai yra reikšminga apie visą kūriniją, kurį dejuoja. Ir štai čia yra vėlgi tas dejavimas ir laukimas išėjimo arba atpirkimo. Ir iš tikrųjų mes sutinkame tam tikrą prototipinį vaizdavimą kažko žymiai gilesnio, nes apaštalas Paulius 8 skyriuje nuo 19 eilutės kalba, kad kūrinė su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai, mat kūrinė buvo paimta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia su viltimi. Mes vėl kalbame apie tą vergavimą, panašiai kaip izraelitai, kad pati kūrinė bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę, išėjimas į laisvę. Juk ir mes žinome, kad visa kūrinė iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Vėl tie patys žodžiai, kurie pažodžiu atkartoja tą izraelitų dūsavimą ir ilgesi būti išvestiems į laisvę. Ir čia Paulius sako, kad ne tik žmonės, bet visa kūrinyje turi pereiti tą išvedimą iš vergovės pragaiščiai, tai yra mirčiai. Ir čia mes matome sceną, kurie turi mums pranašauti kažką daug daugiau negu tik atskirą įvykį politinės laisvės, pavadinkim taip. Reiškia, išėjimas tampa modeliu visos kūrinijos išpirkimo iš daug didesnės vergovės negu politinė ar ekonominė, bet vergovės mirčiai ir pragaiščiai, čia lietuviškai pasakyta. Ir tuo būdu mes matome, kad per šį pasakojimą Dievas parodo, kaip jisai parves ne tik kad namo, bet nuves į šlovę. Čia iš tikrųjų irgi labai svarbu, kad mes matom, kad yra kelionė į šlovę
Ir toj kelionėje į šlovę, kūrinėje laukia, kol bus apreikšti Dievo vaikai, jie pasieks savo šlovę. Tai tikslas nėra sugrįžti atgal į Edeno sodą arba kažkokiu būdu atstatyti, sakykime, tą pirminę padėtį, bet tikslas yra nukeliauti į puotą, į tą šlovę. Ir viena vertus faraonas padaro priespaudą ir atrodo, kad niekada nebus pasiektas tikslas, bet Dievas atvirkščiai panaudoja tą priespaudą, paruošti savo tautą per tą kančią ir dūsavimą, iš tikrųjų išgyventi tikrą atpirkimą ir pereiti dykumą ir galų gale pasiekti šventyklos kalną. Toks tas modelis. Tai va čia dūsavimas nurodo į daug gilesnį dūsavimą negu tik tai tokį fizinę kančią. Ir labai įdomiai baigėsi hebrajiškas tekstas, jog Dievas pažino, bet nepasakyta ką. Toks keistas momentas, jog kaip Dievas gali pažinti ir jau verčiant į lietuvių kalbą, į kitas kalbas visada vertėjim norėjosi kažkaip tai adaptuoti, jog Dievas yra virš kūrinijos, jis negali taip betarpiškai pažinti, patirti mūsų patirimų jausmų ar būsenų ir atrodo tekstas prieštarauja. Čia viena iš tų eilučių, kurios verčia teologus sunerimti, panašiai kaip Nojaus scenoje buvo, kad Dievas gailėjosi, tai čia yra kita scena, jog Dievas pažino jų dūsavimus, jų kančią, kaip tai gali būti, bet pilnai tai išsipildo iš principo, kai Dievas priima mūsų prigimtį, tampa vienu iš mūsų ir jis tokiu atveju pilnai pažįsta tą vergovės, žmogaus vergovės būseną. Tai šiuo atveju tai yra toks, autorius pranašauja tomis eilutėmis, jog čia tik jis kalba, kad Dievas pažino, bet iš tikrųjų tai pilnai tampa Dievui tapus, priėmus žmogišką prigimtį, ta žmogiška egzistencijos trapumas ir kančia tampa betarpiškai pažįstama. Dėkuoju visiems, kurie šiandien buvote kartu su mumis. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Aptarinėjome Išėjimo knygos 2 skyrių. Prie mikrofono buvo, kaip ir įprasta šios laidos kontekste, Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Iki kitų susitikimų ir sudiev. Sudiev.